Labas rytas, nauja diena. Važiuojame apsipirkti valgyti su Danuku šį kartą, jau atostogos baigėsi. Tai Danukas kaip visada važiuoja su manim. Ane, Danuk? Sako, kaip tu ten sakė, aš jungiu kamerą ir kamera filmuoti ir Danukas matos, kaip tu ten sakei? Kaip tu ten sakei? Užblokuosiu. Sakė, užblokuosiu. Tai žodžiu, norėjau pasakyti, užblūrinsiu, kad jo nesimatytų. Tai va, važiuojam dabar iki Ulmo, tada važiuosim iki Maksimos, iki Lidlo, iki Promo, nes baigėsi jau visos kruopos mūsų, yra viržiniai ir tie ryžiai. Tai važiuojame kartu, kai įsivysim, parodysim ir ryžius. Ir kokosas baigęs. Kokosas baigęs? Nu jeigu bus kokoso drožlių, ne kokosas, kokoso drožlių, tai reikės nupirkti dar baigėsi. Ir prieskonių pertin kažką. Atsiprašau, biškį susirgau vakar. Ne, naktį karščiavau ar kažkas tokio. Tai jaučiu, kad biškį ne kažką jaučiuosi. Bet nieko tokio. Tai viskas, nebetoliai esame. Ir tikiuosime, rasime kažką gerai. Ten reikės pasisukti, dar važiuoti toliau, dar vėl, dar pasisukti, dar vėl. Ane? Taip vis ir nuvažiuoti ir nuvažiuosim? Va, matot, visą instruktažą jums susakė, kaip nuvažiuoti iki Urmo. Tai viskas, susitiksime Urme. Apsipirkau Urme, ne kažką ypatingo radau, bet radau bananus, tad po 5 centų. Buvo ir dėžė berods 5 gal eurai, ne, 7 eurai berods, bet nepirkau. Vis galvoju, ne kažką bus. Tai dabar žiūrim, ką įsigijau. Bananų nusipirkau, 4 eurus už tiek mokėjau. Nusipirkau braškių, kilas buvo 2,5 eurų, čia yra kilas, tada yra tenai vynuogės žalios, 4 indukai, kopūstas, rukola. Toliau yra pievagrybiai, agurkai, pasirodo tie agurkai, kuriuos labai mėgstu, yra iš kietaviškių. Numerelis šitas skanas, saldi bulvė, paprikos, tasai kalafioras. Ir atrodo iš čia viskas. Tada iš čia, Danuk, praverk biščiuko man, biščiuko gerai. Va, super. Yra 2 datulių, yra spanguolių, yra kokoso ir ten kažkur giliai pasislėpusios razinos. Kuri karpama. Na ir žinoma, kaipgi mes be skaniųjų obuoliukų pasiėmėm vėl obuoliukų dėžę pagraužti. Vaikai labai mėgsta ir puikus dalykas yra, kai pavyzdžiui jie grįžta iš mokyklos ir kol valgyt padarau, jie pagraužia obuoliukų, kaip užkandis, tobulas dalykas ir jie visada valgo, kada tik tai nori, nėra taip, kad reikia palaukti kažko. Jau apsipirkau Urme, kaip matėte, ne kažką ypatingo, bet dabar važiuojame iki Promo nusipirkti avižinių ir ryžių, nes visiškai baigėsi. Taip, Danuk, žiūrėjom? Taip, dar nusipirkam. Ko nusipirkom? Drožlių. Kokoso drožlių norėjo, radom, tai nusipirkom. Tai va, tai viskas. Važiuojam kilogramą. Nežinau, per kiek laikos valgyti, bet gal rutuliukų padarysiu dar ko nors kalbos. Tai viskas, važiuojame su mumis į Promo. Danukas priminė, kad sorų reikia nupirkti, darysim, man atrodo, troškinuką, ne? Su sorom. Ne, neturim peno. Yra, nuo savaitės nenaudojau dar. Avižinių, bet buvo be nuolaidos, bet kainas nuolaido, tai žodžiu sakė, sutvarkys, kad būtų be nuolaidos kainas. Ir apvaliai ryžiai. Kaip ir sakiau, jokio skirtumo, kurie yra pigesni, tuos ir perkam. Šį kartą apvalieji, skanus ryžiukai, man jie patinka ir šeimynai patinka. Aš iš tikrųjų dabar mąstau, ar man iš tikrųjų reikia važiuoti iki Maksimos ar ne. Nes man atrodo, nereikia alyvuogių aliejaus, mes buvom nusipirkę iš tikrųjų šeimiliaus, kaip ir sakiau, 4 bunkės. Tai buvo kažkaip nuolaidą žodžiu turėjom ir nusipirkom, tai dabar ilgokai užteksiu. Tai alyvuogių aliejaus nereikia, o Maksimai... Žiūrėtų mūsų. Kas mūsų? Žiūrėk, plank. Mūsų? Ai, aha, mūsų. Ai, vat, galim užsukti nebent grikių nusipirkti, nes jie baigėsi. O daugiau kaip ir nėra labai ką pirkti. Tai važiuojame grikių nusipirkti ir tada važiuosim iki Lidlo kažką daugiau. Šiaip nelabai grikiams buvo nuolaidos, bet buvo tiem, kurias perkame, kofrisos grikiams gal 2 perki, tai 3% nuolaida. Tai pasiėmiau, prieskonių, kaip matėte, pasiėmiau ir nebuvo šviežių kopūstų pirkti Urme.
Tai dabar vat atradau, labai apsidžiaugiau. Tai dar buvo su 0,20 ar kiek tenai vietoj 2 eurų. Ir dar ką pasiėmėm? Ryžių miltų baigėsi, duoneliai iškep. Tai tiek. Važiuojame dabar iki Lidlo. Nu, važiuojam? Makaronų nupirkt. Bet dar yra vienam kartu makaronų. Šiaip jau. Dar vieną pakelį. Tau patiko vakar dienos makaronai? Taip. Noriu brokoliais užkeptų makaronų, supratau. Tai gerai, važiuojam dabar iki Lidlo kažką įsigyti. Šiandieną, kaip matėte, Lidle pirkau viską, kas galima sakyti su 5 procentų nuolaida. Nežinau, kažkaip pasisekė nusipirkti ir brokolį, ir tos salotas, kur nerealiai man skanios, iš tikrųjų buvo su nuolaida. Ir kas dar buvo. Ir netgi gėlytės, nors gėlės aną savaitę, kur pirkau, jos labai gražiai stovi dar pas mus namuose. Bet, galvoju, pasimsiu su Danuku, nusprendėm, kad šita spalva tokia, nežinau, violetinė, vyšninė. Vorelė eina. Vorelis eina? Kur voras eina? Ji buvo ėjo į langą. Voras ėjo? Supratau. Taigi, pasiėmiau visai gėlyčių, nes buvo 5 procentų nuolaida, tai 1,5 euro už tą 15 gėlyčių. Vieną gėlytę mačiau lapelis, toks biškinė labai gražus, bet visos kitos tobulos į vazytę susidėsiu savo ir grožėsiuosi jomis toliau. Tikrai labai fainas gėlės, iš tikrųjų net negalvojau, kad už tokią kainą galima nusipirkti gėlių, kurios ilgokai stovi, nes įprastai nupirkus vieną gėlę, vieną atskirai, kai būna po vieną pardavinėje, jos ir daugiau kainuoja ir dar plus tikrai ne kažką gero stovi. Nes dažniausiai po kelių dienų nuvysta, o šita laikosi puikiai. Ir dabar jau bus karštos dienos, tai įdomu, kaip pas mus jinai tenai laikysis namuose, nes namie iš tikrųjų būna labai šilta, jeigu drabužių nėra padžiautų kieme. Ir tas tiesioginė saulė visą laiką, kai šviečia, tai kaip ir marina. Dėl to pas mus namuose iš tikrųjų nėra jokių gėlių, nes nuo tos tokios saulės didelės kaitros jos tiesiog nuvysta. O dabar jau apsipirkę laimingi, važiuoju iki ofiso pasiimti juos, kad padėtų man sunešti, nes man biškį kaulus laužo. Susinešiau pati, bet obuolių dėžė ten, žodžiu, ir kiti dalykai. Tai man, kai kaulus laužo, biškį ne kažką. Tai važiuosiu, pasiimsiu, kad atsinešti ir tada vešiu iki baseino. Tai toks mūsų šios dienos maisto apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti, palaikyti mus, nes palaikymas labai labai svarbus. Iki kitam kartui. Danuka, tęsai. Mojuoja rankytę, tik nežinau, ar matysis, kai visi gūlina. O dabar tik supaipasi. Parodysiu savo šaldytuvą, kaip tvarkingai ir gražiai jisai atrodo su šitom Vensmart dėžutėm. Šį mėnesį galima įsigyti jų, susidėti vaisius, daržovės ir žolelės ir bet ką kitą pagal paveiksliuką. Yra parodyti, ko negalima dėti, ką dėti ir kaip reikia va šitą nustatyti. Principas tas, kad ilgai išlaiko ir man iš tikrųjų patinka ir estetiškai atrodo ir visas šaldytuvas tvarkingas be jokių kvapų. Jeigu norėtumėte įsigyti, tai būtinai parašykite, galėsite džiaugtis ir jūs šiomis dėžutėmis.